Jeigu šitas projektas legalizuotų kanapes, šituo projektu jūs legalizuojat naminę degtinę, bet jeigu tai būtų kanapių legalizavimo projektas, ar jis jūs tenkintų? Ar tenkintų kontrolės mechanizmas, nes jo nėra šitam projekte? Ar tenkintų tai, kad kokybė nėra tikrinama visiškai produkto? Ar žinot, kokie yra jūsų argumentai? Aš pacituosiu. Labai tinka kanapiai būtent. Šiandien puikiai žinome, kad samagonas yra gaminamas, kad jis yra prieinamas, o gamintojai slapstosi ir gali būti baudžiami. Dabar yra projektas, kuriuo mes legalizuojam medžiagą, kurią neteisingai padarius, ji yra mirtina. Kanapės, nuo kurios mirtų žmogus, užauginti neįmanoma. Nuo šitos medžiagos pasaulyje 1,3 milijono miršta žmonių. Tai aš tik noriu atkreipti dėmesį, kaip jums pavojinga, mirtina narkotinė medžiaga eina su daina Seimo salėje su projektu, kuris nieko nesureguliuoja. Jis nesureguliuoja nei prievolės tikrinti produkto kokybę, nei numato kontrolės mechanizmą, kas tikrins tą prekybą, kas užtikrins tos kiekius. Nieko nėra. Bet štai balsų dauguma šitas projektas eina. Tai žinokit, tikrai užregistruosiu kanapių legalizavimo projektą su va tokiom taisyklėm, kurios yra numatytos šitai mirtinai medžiagai. Ir pažiūrėsim, kaip jūs balsuosit tada, nes reikia, mieli Seimo nariai, būti nuosekliems savo sprendimuose.